Labas dar kartelį, antra dalis varžybų Lenkijoje. Ir pratimukas 481 metras, nuo 30 iki 15 cm gongai. Ir va čia toksai dalykas, aš suprantu, kad pozicija šiaip yra labai patogi. Ir labai svarbu yra tiesiog gerai įsitaisyti. Bet kadangi trūksta ūgio, tai pasidėjau kažkokius platformą, kokia ten vietoje buvo, bet šiek tiek trūko. Ir teisėjas ten nebuvo patenkintas, kad aš ne va tai ilgai krapštausi, bet man nusispjaut, nes aš suprantu, kad tai yra pratimas, kuriame galima prisirinkti taškų. Ir aš atstovėjau savo ir tvarkiausi tol, kol man nebuvo patogu. Ką rekomenduoju daryti ir jums, jeigu jaučiat, kad yra negerai, kad trūksta kažko, tai tiesiog kovoti iki galo. Ir tiek, šiame pratime berods prakaliau vieną, pasikeitus labai stipriai kondicijai vėjo viduryje pratimo. Właśnie dlatego byłem wszystko po lewej stronie. 0,4 tak. Ile ci tam? Maro. Ištaisyk. Tylko na dalszy. Broliukas Latvijos eteryje. Kitas pratimas, 3 pozicijos, 318-379 metrai. Ir šita didžiulė terba, kurią aš užsisakiau prieš pat varžybas Koltek, realiai šią pagalbę aš panaudojau vieninteliame pratime, tai yra va šiame. Bet ir tai sugebėjau prapilti. Nežinau kodėl, nes pozicija tikrai buvo kaip ir patogi pagalbės dėka, kitu atveju tai nežinau, čia nebūtų labai patogu. Bet aš sugebėjau turėti vieną nepataikymą, berods. O šiaip ant tos pagalbės dar labai patogu tiesiog sėdėti, nereikia jokios kėdės papildomos. Tai tik tai tame pliusas. Ir šiaip pastebėjau, kad pagalbė varžybose geriau šiek tiek per didelė negu per maža. Pereinu prie akmens, tai akmuo tai yra tiesiog kaip betonas, čia visiškai jokių problemų nesudaro, šautuvas guli kaip įkaltas. Šitas rastelis labai jau vis taip nenuožulniai gulėjo, tai nebuvo patogu labai ant jo pasistatyti, bet nežinau, Armagedono šitas šaudymo maišas, nežinau, man tai yra kažkas tokio, aš jį vieną naudoju, tai man tai yra pats patogiausias daikčiukas. Šiandien vėjuką turime wow. Antra diena varžybų. Vėliavėlės. Aišku, taip tik tai įdomiau. Aišku, apmaudu, kai jis pasikeičia viduryje pratimo, bet ką darysi. Tame smagumas. Broliukai Latviai. Fainas pratimukas, 3 skirtingi taikiniai, iki 368 metrų. Čia prieš pat pratimą pamačiau, kad palikau dėtuvę, tai teko gerokai prasibėgti nuo kalnų, pasiimti ir grįžti atgal ir dabar suprantu, kad esu padusęs. Ir malu šia, taip sakant, tam, kad labai jau čia neskubėti, pradėti man. Vėliavėlė vėjo, kaip matot, neprastai plazda. Ir 3 skirtingos pozicijos, 3 skirtingi taikiniai. Šiaip gailiuosi
Vieną, man atrodo, taip pat aš prašau. Antra diena apskritai buvo man labai sėkminga. Prašaudavau arba vieną, arba pratimą sušaudydavau švariai. Tai va čia tikrai vieną vėl paleidau. Čia nežinau, ar čia yra kažkoks kantrybės trūkumas ar kas yra, bet taip jau buvo. Laiko užtektinai, skubėti nėra kur. Kaip minėjau, 90 sekundžių visiems pratimams, bet šūvių iki 10. Įprastai šiame pratime 9. Labai apmaudžiai paskutinį, man atrodo, ir paleidau. Kitas pratimas 4 taikiniai, bet pakelimas toks nežymus. Šaudo Eduardas, 4 pozicijos, 4 taikiniai. Čia šitą kambariuką vadinčiau gilzių laidotuvių kambarys, nes rasti visas būdavo faktiškai neįmanoma, kadangi krenta ir pats tu jas užkasi, sutreti ir apskritai kiekvienos varžybos išties atima vidutiniškai 10 gilzių, pastebėjau, jeigu normalus, vadinkim, metų laikas. Gerai, pratimukas 2, 3, 5, 15 cm. Gongas. Šiaip čia yra didelis malonumas šaudyti nuo šios stacionarios barikados išties. Visiškas, kaip čia pasakyti, visiški namų darbai, nes pratimas, kur tiesiog tavo pozicijos stabilumas ir tiek. Gongas, kad ir mažas, bet pataikyti tikrai. Gongai skirtingose galuose, beje, teisingai. Vienas kairėje, vienas dešinėje, tai tai šiek tiek atimdavo laiko, bet ant pirštų galų pasistiebęs, bet nežinau, ginklo svoris, tai išties šiuo atveju yra privalumas. Išties labai trikdė čia. Čia visai šalia stovėjo ir pliurpė, tai kantrybė mano neatlaikė. Bet vienodai rodo jiems. Labai tikiuosi, kad mes Lietuvoje irgi kažkur tokią barikadą klasikinę. Čia yra visiška klasika, tik turėtų būti šaunama į 360 metrų. Į 20 cm gongą apvalų. Švariai. Gerai, kitas pratimas 2.15, 2.32, gongai 15 ir 20 cm. Ir čia yra paskutinis mano pratimas. Žinau, kad turiu atlaikyti maksimalią koncentraciją, ypatingai šitam pratime, mačiau, kaip susivėlė ne vienas. Matyt, nežinau, įtampos, gal 8 pratimai per dieną, saulį kaitinant, dabar ta pati padanga, kuri yra minkšta, bet tiesiog mintyse savo kartojau, kad aš negaliu prašauti. Užsibrėžiau savo tokį tikslą ir nuo vienos padangos ant kitos čia perbėgi po 2 šūvius. Ir tokios koncentracijos, kaip šitam pratime, turbūt aš gyvenime nesu turėjęs. Čia nebuvo jokio kažkokio tokio atsipalaidavimo,
Čia buvo ypatingas stebėjimas į Gulščiuką, toks, maksimaliai liepiau savo koncentruotis. Nes buvo vienas vyrukas Edgars Latvis. Jis puikiai tikrai šaudė šiose varžybose ir va šitame pratime jisai visiškai sudegė. Berods turėjo tik tai 3 pataikymus, kad labai stipriai jį nutempė žemyn. Tai turėdamas jo pavyzdį kažkaip supratau, kad negaliu sau to leisti. Taigi bendrai šiuose varžybose aš buvau 5, man tikrai geras rezultatas su Silke, 12 pataikymų atsilikau nuo čempiono. Čempionas čekas, su čekų maikute tikrai pirmą dieną neprašovė nei karto, fantastiškas rezultatas. Čia merginų nugalėtoja, berods čeko draugė, taip pat čekė. Sveikinu Eduardas seniorų kategorijų berods buvo 3. Mindaugas per vidurį stovintis su barzdele 2 buvo 308 kategorijų, puikus rezultatas. Na ir čia mano Silkė, kuriai pirmą kartą tikrai dėkoju už pagalbą, puikiai pasirodė. Ir štai čia linkėjimai nuo mūsų Lietuvos komandos. Ačiū, kad žiūrėjot, bičiuliai, tai tiek apie šias varžybas.